menkutė dalis Lietuvos muziejų asociacijos projekto Muziejus mokykla moksleivis, muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas. Muziejų asociacija subūrė 17 Lietuvos muziejų į edukacinį projektą ir jo tikslas buvo plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas per muziejų ir bendro lavinimo mokyklų bendradarbiavimą nacionaliniu lygiu, siekiant gerinti pilietinio ir tautinio ugdymo pasiūlą. Kiekvienas projekte dalyvaujantis muziejus turėjo parengti 8 akademinių valandų trukmės neformaliojo ugdymo programą ir apmokyti 9000 moksleivių toje programoje. Tiksliau, per visi muziejai 9000, kiekvienam muziejui išėjo 530 moksleivių. Šiaulių aušros muziejus projekte dalyvauja su edukacinė programa per tarpukario mokyklos klasį į tautos istorijos pažinimą. Ir mes esam parengę 6 edukacinės pamokas ir 4 pertraukas. Pamokėlės, tai yra dailyraštis, šiandien jūs dalį dailyraščio matėt, pabuvojate. Kitos pamokos yra 2 istorijos pamokos, skaičiavimo pamoka, lietuvių kalbos pamoka ir piešimo pamoka. Pamokas ves, kaip minėjau, Virga Lukošiūtė, viena iš mūsų mokytojų, Gvidas Laka, archeologas, ir aš pati Asta Vaitkienė. Kaip ir sakiau, neminėjau turbūt, kad tos programos, pamokos turi būti suderintos su bendro ugdymo programomis. Ir mums šiame darbe sunkiame padėjo Šiaulių Medelyno pagrindinės mokyklos pedagogai. Pradinių klasių mokytojos, mes šiandien turime tik tai 2 pagrindinės, būtent Regina Bartkevičienė, labai atsiprašo, bet susirgo ir negali dalyvauti, bet mes vis tiek esame Medelynui labai dėkingi. Ir projekte taip pat dalyvaus 549 moksleiviai mūsų programos dalyje. Ir moksleiviai yra tai 10 mokyklų, 7 mokyklos iš Šiaulių miesto. Tai yra Centro Tėvo Benedikto Andruškos Lieporių pradinės mokyklos, Juventos Jovaro Gegužių progimnazijos ir Medelyno pagrindinės mokyklos moksleiviai. Taigi 18 klasių, 399 moksleiviai. Ir 3 mokyklos iš Šiaurės Lietuvos. Tai yra Radviliškio Gražinos, Joniškio Saulės ir Pakruojo Žemynos pagrindinės mokyklos. 8 klasės, 150 moksleivių. Tačiau iš tikro nereikia galvoti, kad mes nepriimsime ir kitų vaikų. Žinoma, visi norintys, kaip ir kitas mūsų aušros muziejaus edukacinės programas, taip ir pamokėlės gali registruotis ir mes mielai čia jiems vesime tas pamokas ir pertraukas. Beje, pertraukų metu žaisim tarpukarinius žaidimus. Ir manau, kad mes ne tik tai mokysimės kitaip, turėsim galimybę kitaip pasimokyti, bet ir kitaip praleisti pertraukas. Taip pat kitą penktadienį, šiandien mes surinkom tokią labai glaustą jau jūsų grupę, o kitą penktadienį mes kviesim visus Šiaulių miesto ir apskrities pedagogus į atvirų durų dieną. Ir 13 bei 15 valandomis bus pristatomos pačios pamokėlės, visi 3 edukatoriai dalyvaus ir išsamei pasakos apie tai, ką jie darys. Na tai toks būtų trumpas apie projektą pristatymas. Aš manau, kad gal dabar norėtų ir mūsų direktoriaus pavaduotoja tarti žodį, kaip jiems apie pačią programą ir apie klasę galbūt. Kiek čia panoro, kiek reikėjo pabandyti atsistoti pirmiausia iš to suolo. Tai sveiki atvykę, gerbiamieji, į mokyklą. Pasijutome mes mokiniais. Čia esantiems mokytojams ir turbūt vieninteliam mokiniui klasėje, tikram mokiniai, tai galbūt ir ne naujiena, o visi kiti, na, su įvairiais sentimentais ir prisiminimais grįžtame vieni daugiau, kiti mažiau metų atgal. Edukacijos skyriaus vedėja Asta Vaitkienė labai išsamiai pristatė jų patį projektą, o aš norėčiau pažiūrėti šiek tiek iš kitos pusės. Šiandieną mes dar kartą norime parodyti, kad muziejus savo rinkinius vienokią ar kitokią temą, rodantis vitrinoje už stiklo, tai yra iš tikrųjų praeitis. Viso pasaulio muziejai dirba kitaip, lygiai taip pat ir aušros muziejus, mes nei kiek neatsiliekame. Ir
ta tendencija parodyti saugomus rinkinius ir papasakoti per jos istoriją, pažadinti jausmą, pažadinti įvairias kitas emocijas, sukelti dalyvavimo įspūdį. Būtent tas kelias, kuriuo eina šiandieną muziejai. Ir dabar įsivaizduokite, jeigu mes savo mokyklinės temos eksponatus, kurių šiek tiek taip pat mes rodome vitrinoje ir už stiklo, būtume išdėlioję vienoje iš muziejaus salių, būtume pasikvietę pradinukus ir labai ilgai ir kantriai aiškinę, kokia buvo ta prieškario mokykla, kokie buvo suolai, kokios buvo knygos, kokios buvo rašymo priemonės. Ir jeigu tas vaikas nieko rankas nepaimtų, jeigu negalėtų pavartyti, jeigu negalėtų paskaityti, jeigu negalėtų pats dalyvauti, nežinau, 90% turbūt to įspūdžio jisai nepajustų. Ir todėl tik tai ėjimas per edukacinės programas, tik tai ėjimas eksponatą pateikiant taip, kad jisai padėtų sužinoti, padėtų kažką pajausti. Tik tai taip mes šiandieną galime dirbti.